Labą dieną, aš jau eteryje. Aha. Gerai. Tai prisistatysiu tiems, kurie manęs nepažįsta. Aš esu Raimonda Martinaitinė iš tavopsichologas.lt. Va, ir manau, kad šiais metais prisijungiu viena pati, jau paskutinį kartą. Ir šita mano priežastis prisijungimo yra dar kartą pasakyti, kad šiandien yra paskutinė diena prisijungti į mano grupę Mind Detox Akademija su spec pasiūlymu. Dar paskui daugiau pasakysiu informacijos, o prisijungiu atsakyti jūsų klausimus anoniminius ir gali čia taip pat klausimus uždavinėti, jeigu kils jų šitos transliacijos metu. Mano gyvenime yra naujienos, tai yra parodžiau dantis. Prieš kelias dienas man sudėjo breketus ir aš dabar taip dar prie jų bandau prisitaikyti, priprasti, todėl kad tai yra visai toksai kitoks jausmas, kurio niekada neturėjau. Bet jau šiandien yra gal 3 diena, jau man geriau. Švepluoti nešvepluoju labai ypatingai, tiesiog kažkaip man irgi keista pačiai save žiūrėti. Šiek tiek kitaip viskas. Bet labai noriu tiesių dantų, kurie su amžium pradėjo kreivintis. Ir todėl jau keletą metų galvojau apie tai, žinojau, kad tai yra sunku, kad ten reikia prižiūrėti juos, kad ir skauda, bet kažkaip tai ramiai taip visai ir paprastai, žodžiu, atėjau kito, kad jie jau sudėti. Gerai, aš pasižiūrėsiu pati save, kaip matau, kaip mane girdit ir matot, parašykit, kas nors, kas netingit. Ar viskas gerai, nes darau live iš kito telefono, nežinau kaip jisai veikia pirmą kartą. Aha, viskas gerai. Gerai, ačiū merginos, kas parašėt. Tvarkoj. Gerai, imsim tada klausimus, ieškosim jūsų. Kaip visada, mano kompiuteris veikia lėčiau, negu aš norėčiau. Tai reikia palaukti. Viskas gerai. Gerai tada, kad matot. Jeigu norit, galite savo klausimus rašyti čia nais, kas susijęs su santykiais, su saviugda, su tai, kaip jaučiatės, kas yra blogai, ką norėtumėt pakeisti, kas nepavyksta galbūt. Kurioj vietoj, kas jums neaišku, kažkur stringat. Tai va, tokie reikalai. Kažkodėl man neleidžia prieiti prie mano tų klausimų. Ir kodėl? Dar kartą bandau. Tai jeigu aš jų neatsidarysiu, tai aš negalėsiu jums jų atsakyti. Tai tau žmogus galvoja, kad viskas bus gerai. Viską turiu prie savęs, viskas tvarkoj. Gal Google'as užstrigęs yra. Nes man rodo erorą kažkodėl tai. Ką aš padarysiu, aš restartuosiu kompiuterį. Nes gal kažkas jam su tuo, nestabdau aš transliacijos, ta prasme jau prisijungėt, žiūrit, tai galiu papasakoti apie grupę. Kas dar neprisijungėt, šiandien iki pat nakties dar galioja spec pasiūlymas
Tai yra tavopsichologas.lt, rasit visą informaciją. Už labai mažą sumą prisijungiat ir žiūrit visų metų video, nes grupė vyko visus metus, tam, kam yra įdomu, tas, kas domisi savim, domisi savo psichinę sveikatą, norėtų būti labiau ramus, norėtų atrasti tą harmoniją, ramybę su savim, tai prašom jungtis. Nu, ta prasme, pasinaudokit šitą galimybę. Kažkas yra negerai su pačiu Gmailu. Tuoj, bandom. Vau. Nieko nerodo. Negaliu prisijungti. O tai tau. Dovilė, matau šitą klausimą, bet jisai bus grupėje. Tai čia aš ne grupėje esu, tai aš grupėje atsakysiu jį, gerai? Žodžiu, kažkas yra su Gmailu tiesiog ir mes negalim atidaryti klausimų. Realiai pirmą kartą taip įvyko, būčiau pasiruošus iš anksto, būčiau vėliau prisijungus. Nu, žodžiu, esmė tokia, bandykim tada pasišnekėti tie, kas yra dabar eteryje ir parašykit savo klausimus. Eli rašo, darbe trūksta pasitikėjimo savimi, kai gaunu užduotį, kovoju viduje su savo baimėmis, kad gal nepavyks ar įveiksiu, norisi viską atlikti be priekaištų. Tai čia skamba kaip perfekcionizmas, ne? Kaip noras pasirodyti kaip įmanoma geriausiai, kaip įmanoma pasiekti tą rezultatą, kurio nori kiti, kai dažnai mes net nežinom, ko nori kiti. Bet tik įsivaizduojam. Ir perfekcionizmas, aišku, žmogui kiša koją labai. Tai vėlgi, aišku, eina nuo vaikystės, kada galbūt tėvai iš mūsų norėjo daugiau, negu mes galėjom duoti ir nebuvo tos besąlyginės meilės. Tiesiog mes jos nepajutom. Ir paskui mes, pavyzdžiui, čia darbinėje aplinkoje mes bandom tą meilę, tą dėmesį užsitarnauti. Tai dar vienas variantas yra, kada mes bandom užsitarnauti. Tai esam labai stengiamės, labai daug jėgų įdedam į tai, kad tas rezultatas būtų geras ir kad tas rezultatas patiktų kitiems. Ne mums jisai turi patikti, jis turi patikti kitiems. Ir tada kiti plekšnos per petį, sakys, va šaunuolė, va tu padarei, ai, kaip gerai. Na va, ir taip, tai čia to pasitikėjimo trūksta, manau, ne tik tai darbe, ne? To pasitikėjimo visur trūksta. Tai darbas yra gyvenimo dalis, yra ir kitos daug kur gyvenimo dalių, ne, ką mes veikiam gyvenimuose. Tai to pasitikėjimo turėtų jums trūkti visur, ne tik tai darbe. Ir iš esmės, jūs neuždėt klausimą, būtų gerai, kad užduotumėt. Jūs parašėt komentarą, ne? Tai klausimas, matyt, turėtų būti toks, kaip man labiau pasitikėti savim. Geriausiai būtų taip. Baimė, žiūrėkit, kas yra baimė? Baimė yra mintis dėl ateities. Tai yra mintis, kad man nepasiseks. Jeigu tos minties nebūtų, tai aš tiesiog darau tą darbą. Įdedu visas pastangas, kurias aš galiu, nes realiai mes visas pastangas ir įdedam, kiek mes galim tą maksimumą ir viskas. Ir tiesiog laukiam rezultato, žiūrim, koks jisai bus. Negalvojam apie tai, koks jisai bus,
iš karto iš anksto pradėjus, o tik po to, kai padarysim, tada ir matom, tada ir vertinam. Bet kai mes žinom, kad mes įdėjom maksimum pastangų, mes tada džiaugiamės to rezultatu, kurį gavom. O ne, aišku, engiam save, kad aš galėjau geriau, kad aš galėjau kitaip, kad aš turėjau padaryti kitaip. Gal nepavyks ar įveiksiu, nors viską atlikti be priekaištų. Tai va, jeigu jūs eliminuosit, išbrauksit tą norą daryti viską be priekaištų, o labiausiai jūs priekaištaujat pati savo ar pats savo, nežinau kas čia, žmogus priekaištauja pats savo. Didžiausias kritikas yra viduje. Ne išorėje, ne kiti žmonės, o didžiausias kritikas yra viduje, jis labiausiai smaugia, jis labiausiai jūs skaudina. Kada paimkim skaudina, sakom kiti žmonės. Iš tikrųjų mes skaudinam patys save labiausiai. Ir su tuo vidiniu kritiku derėtų susipažinti, pasižiūrėti, ant kiek jis ten yra teisus ir ant kiek jisai iš tikrųjų yra neteisus, labai neteisus. Ir jūs nesat nei tokie blogi, nei tokie atgrubarankiai, nei jūsų rankos iš užpakalio dygsta, nei jūs kvaili, nei jūs durniai, nei jūs nesugebantis, jūs labai daug galit padaryti. Ir jūsų, jeigu jūs atsisuktumėt į praeitį, pažiūrėtumėt, kaip jums anksčiau sekėsi, jūs matytumėt, kad jums visai neblogai sekasi. Ir aš galiu ir šitas pavyko, man ir šitas pavyko, ir trečias pavyko. Ir jums tokiems žmonėms, kurie nepasitikė savim, jūs darykit sąrašiuką. Kas jums pavyko, pavyzdžiui, tą dieną, pasimkit užrašų knygutę, pradėkit rašyti tai, kas jums pasisekė, tai, kas įvyko gero tą dieną. Vakarė atsisėdat ir pergalvojat tos momentus, kurie buvo geri. Nes jeigu mes sėdim momentuose tik tai negatyviuose, tada mums yra labai sunku. Mums labai sunku matyti pasaulį gražų, žmonės gerus, taip. Mes visur matom chaosą, negatyvumą ir mes esam irgi tame, to chaoso dalis. Todėl apie jokią ramybę, pasitikėjimą savimi čia nėra nei kalbos. Todėl mažiau savo priekaištaukit, užtildykit tą vidinį kritiką, sakykit šerep jam, užsičiaupk, tai yra netiesa. O jeigu nelabai tikit, kad tai yra netiesa, tai paimkit, išsirašykit tada to kritiko sakomus teiginius apie jūs, kokie yra teiginiai, ir pabandykit paanalizuoti, ar tai yra tikrai tiesa. Pavyzdžiui, aš neturiu pakankamos ten kvalifikacijos kažkokie tai užduočiai. Ir mes analizuojam, ar tai yra tikrai tiesa. Ar tai yra tiesiog baimė dėl ateities, baimė, kad nepavyks. Analizuojam, taip sąmoningai žiūrim, ar tai, kas sukasi mano galvoje, yra tiesa. Ir aišku, jūs pamatysit, kad tai yra netiesa. Visi tie negatyvūs įsitikinimai, jie yra neteisingi. Aš jums iš karto užbėgu už akių ir pasakau, kad tai yra netiesa. Ir kai jūs suprantat ir suvokėt taip giliai savyje, kad tai yra netiesa, tai ne mano, tai galbūt pasakė kažkas tai apie mane. Jums tada turėtų tapti lengviau. Jūs turite turėti tvirtą savo nuomonę apie save, o ne tai, ką pasakė kiti. Nes ką sako kiti, jie realiai kalba apie save. Viskas yra kalbama apie save, nes niekas jūsų nepažįsta. Niekas negali pasakyti tiesos apie jūs. Bet mes, aišku, esam nuo vaikystės pripratę. Mūsų asmenybę suformavo kiti žmonės. Aplinka suformavo mus ir mes todėl esam pripratę prie to, ką pasakys kiti žmonės. Būtent dėl to. Matau dar komentarų. Google sutriko, taip. Reikia pabandyti refreshinti gal. Ne. Vat ir kaip tik sutriko būtent dabar, kai man reikėjo prisijungti. Nu nieko. Ina klausia, ar tiesa, kad nuo toksiško žmogaus santykių toksiško skyrybų lydi mane sapnai negeri. Atsikeliu pavargus, širdis nerami. Nesuprantu klausimų. Ar nuo tų santykių yra sapnai negeri? Nu tai aišku, jūsgi blogai jausdavotės tose santykiuose, ne? Tas, kas lydi jūs dieną, realiai persikelia į naktį. O jau ten protas, jau ten, čia kas yra aplink mūsų, tai yra ribota, ta aplinka yra ribota. O ten viduj, mumyse,
Yra viskas neribota. Ir protas ten šėlsta, kaip tik jis užsigeidžia. Ne? Ir jeigu mes esam nelaimingi dienos metu, kaip mes galim būti laimingi nakties metu? Tai lygiai tas pats persikelia. Ir aišku, kad nuo tų santykių jūs neišsimiegat, jūs esat, širdis nerami, jūs nerami esat pati, čia protas labiau neramus, čia ne širdis nerami. Jeigu imsim širdį, kas tai yra širdis, tas jausmas, ne organas. Organas yra organas, kaip plaučiai, kodėl nesakom plaučiai neramus. Sakom širdis. Taip jau priimta kalbėti. Ir pati širdis, jeigu imkim taip kaip meilės įsikūnymas, kaip harmonijos įsikūnymas, jinai yra visada rami. Neramus yra mūsų protas. Nes jūs, jeigu išsiskyrėt ir išėjot iš toksiškų santykių, tai jumsgi lomkės eina, žinot, tos pagirios, tokios emocinės pagirios, ir jos turi praeiti. O kai mes jaučiam emocinės pagirias, tai aišku, mums blogai yra. Mums blogai ir dieną, ir naktį visą laiką. Iki tol, kol, galima kreiptis į psichologą, taip? Nebūkit tose emocinėse karuselėse viena. Nebūtina. Taigi yra dabar tiek daug specialistų visokių. Išsirinkit tas, kas jums patinka, kreipkitės, pakalbėkit. Ir jis jums duos ar patarimų kažkokių, tai ar bent jau užklausys. Ir jūs po truputį pradėsit dėliotis. Nes, aišku, būtų visai gerai, jeigu jūs iš tų toksiškų santykių patirties išsineštumėt, kažką suprastumėt, išmoktumėt, kad neįkristi vėl į tokius pat. Jūs turit pasikeisti. Tam, kad pasikeisti, jūs turit praeiti tas lomkės, jūs turit pasveikti iš tų toksiškų santykių, nes ten jūs sirgot. Jūs turite pasveikti ir tam reikalingas ir laikas. Žiūrėkit, ką mes darom, kai mes sergam. Mes gulim lovai. Labai gerai, jeigu mumis kas nors rūpinasi. Kas nors biškiai apšokinėja aplinkui. Ir mes duodam savo kūnui ir protui pailsėti tuo momentu. Taip, mes neinam į darbą, mes nesirūpinam kažkokiais tai globaliais reikalais, mes esame susikoncentravę į save ir bandom pasveikti. Tai lygiai taip pat jūs turit pasveikti nuo tų santykių, nes jeigu ilgą laiką buvot juose ir juose nuolat sirgot, jums buvo blogai. Ir toksai paradoksas yra, išsiskyrus jums irgi yra blogai, nes jūs nežinot, kokie kiti bus santykiai, nežinot galbūt kaip dabar gyventi vienai, nes buvot pripratusi, kad ir santykiai yra toksiški, kad ir jie yra negatyvūs, bet vis tiek mes esam pripratę prie jų. Ir kažkaip kaip ten šuo kariamas pripranta, taip? Pripratėme, žinom, ko laukti, ko tikėtis, vėl bus tas pats, tokia spiralė eina, tie įvykiai kartojasi nuolat ir dabar bam, jūs tą spiralę pratraukėt, jūs išvis iškritot iš jos. Tai gali būti baisu. Todėl tokiais atvejais, sakau, reikalinga pagalba, reikalingas palaikymas. O tą galite padaryti mūsų grupiai. Tiem, kam trūksta pasitikėjimo, kas bijo, prisijunkit prie žmonių, kurie stengiasi iš to išlipti, kurie stengiasi skaidrinti savo gyvenimą, kažkaip prasivalyti savo akis ir pamatyti, kad jis netoks baisus ir netoks blogas, kaip man atrodo. Ir mes tą darom ten grupėje. Dėl baimės, dėl ateities. Taip. O baimė yra, pasikartosiu, tik tai mintis. Jeigu jūs ją netikėsit, jeigu jūs išmoksit būti šiuo momentu, dabartiniu momentu, va dabar, kai jūs mane žiūrite, ne? Juk su jumis viskas gerai. Su jūsų vaikais viskas gerai, jeigu tokių turit. Ta prasme, viskas tvarkoj. Rankas, kojas turit, galvą turit, viskas. Galite eiti daryti, tik tai reikia, aišku, tą savo mąstymą nukreipti link darimo, link veiksmo, o nesėdėti mąstyme, kada jisai sukasi tą patį apie tą praeitį, tai praeitį sėdi. Arba praeitį sėdi, arba sėdi ateitį. Ko nėra, nei praeities nebėra, nei ateities nėra. Ir tu negyveni dabar. Tai gaunasi, mes negyvenam dabar, mes nemokam gyventi dabar. To reikia mokintis. Ta labai gerai prie to priveda meditacija, pasėdėjimas.
mokinimasis stebėti aplinką, save, savo emocijas. Ne taip, kad eiti tiesiog iš automatizmo nuolat. Nutraukiau, pasižiūrėjau, Dovilė parašė, prisijunkite į grupę, kaip rekomenduoja, nustokite bijoti patys savęs. Dovilė reiškia jaučia jau po truputėlį, ne? Nors pati prisijungė, man atrodo, nelabai senai, bet tų paskaitų klausimasis, kitų klausimų, atsakymų klausimasis, jisai duoda kiekvienam. Kaip sako žmonės, kad aš pasiklausiu atsakymo į kitą žmogaus klausimą ir gavau atsakymą savo. Todėl, kad aš visada tos klausimus labai plačiai atsakinėjau. Kaip įmanoma plačiau, kad tai paliestų kuo daugiau žmonių. Tai aš čia kalbėjau apie meditaciją. Apie meditaciją, apie savęs suvokimą, apie stebėjimą savęs. Be to automatizmo, nes mes, jeigu nestebim, tai tada elgiamės automatiškai. Automatiškai tai reiškia, mus veda protas, mus veda mintis, mes gaudom tas mintis vieną po kitos, jos ten staigiai keičiasi, ne, jos ten staigiai nuolat tai tas, ta prasme, jos nėra pastovios, jos yra iš visur, ne, iš praeities, iš ateities, tokios. Ir jeigu tu jomis tiki, viskas. Tavęs nėra čia. Jeigu tu tiki, ką tau sako, tu galvoji, kad tu pats čia galvoji, tai tada viskas, žmogus pražuvęs yra. Jis nuolat bus nelaimingas. Nes jam tai baisu, tai skriaudžia, tai baudžia, tas blogas, anas blogas. Grupė vadinasi Man Detox Akademija. Gal man čia išeitų įdėti komentarą? Tuoj parašysiu. Kur žiūrėti nuorodą. Ten matysit viską ir aprašymus, ir visokius atsiliepimus pamatysit. Toj sekundę aš sugrįšiu. Noriu per čia žiūrėti klausimus. Vaiva klausia, kaip pasakyti žmogui ne, jei nenori su juo bendrauti, jei bendravimo eigoje jis žemina netiesiogiai, bet atsakius ne, padėti, likusiems bus pranešta, kad esi savanaudis, nenori padėti, priimto bendravimas to žmogum tiesiog išsiurbia visapusiškai, kelia erzulį, pyktį vidinį, bet nėra jėgų ir drąsos pasakyti ne. Tai jums nėra drąsos pasakyti ne, todėl, kad po to prasidės manipuliacija per kitus žmonės. Taip, bėgs tas manipuliatorius, nes jis manipuliuoja jumis, ne? Jau ne pirmą kartą, jau tai buvo ne vieną kartą, jūs jau žinot, kaip bus. Kad tas manipuliatorius bėgs skųstis kitiems, ne? Ir juodins jūs, pasakys, kokia jūs negera, kokia jūs nedraugiška, ne? Ir šito jums labiausiai baisu. Būtent to, kad bėgs, ne? Likusiems bus pranešta, kad esi savanaudis, nenori padėti, priimti. Tai reiškia, šitoj vietoj tiesiog reikia tą nuimti baimę dėl to, kas ką pasakys. Dabar kaip ją nuimti? Mano požiūriu, tai yra labai paprasta. Aš taip galvoju, jeigu kažkas apie mane pasako kažką blogo kitiems žmonėms, ne? Ir jie patiki tuom, tai čia jų reikalas. Tegul jie patiki, tegul galvoja, kad aš esu savanaudė, nenorinti padėti, čia, ne, kaip prašau. Tegul, koks man skirtumas, ką apie mane galvoja kiti. Tai jums turėtų nebūti skirtumo, ką apie jūs galvoja kiti. Nes tai, ką apie jūs galvoja, visai neatspindi jūsų, tai nesat jūs. Apie jūs gali sakyti labai daug ką. Blogai, gerai, neutraliai, kažkam jūs galite patikti, kažkam galite visai nepatikti. Kai kas gali iš vis labai pykti ant jūsų, ne, ir tiesiog erzinat jūs kitus. Taip? Ir juk yra gyvenime žmonių, kuriems jūs patinkat ir kuriems jūs nepatinkat. Ir ką noriu pasakyti, kad kai jūs
kai apie jūs pradeda šnekėti ir tas žmogus patiki, aš kaip sakau, Dievui garbė. Čia iš tikrųjų mano Anyta taip sako, tai iš jos išmokau. Dievui garbė. Tegul. Reiškia, jis toks žmogus, jisai patiki visokiais pletkais, jam patinka, reiškia, su tuo manipuliatorium bendrauti. Ir, ką tai pasako apie mane? Tai nieko nepasako apie mane. Kad jisai ten nori man atkeršyti, jo, tai aš turiu dabar bijoti, ne, ir daryti tai, ką jisai pasakė. Jūsgi esat manipuliatoriaus gniaužtuose. Suprantate, ne? O tai, jeigu patikės, tada, reiškia, jis toks žmogus yra. O jeigu jisai turi kritinį mąstymą ir savo nuomonę, tada jis nepatikės. Ir viskas. Ir antra, kaip sakiau, jums turėtų nerūpėti kitų žmonių nuomonės, ką apie jūs galvoja. Visiškai. Jūs turite turėti savo tvirtą nuomonę apie save. Ir tvirtai eiti savo gyvenimu, tvirtai žengti, daryti sprendimus. Ir viskas. Ir pasakyti ne. Ir žiūrėti, kas bus toliau. Suprantat, jūs pasakysit vieną kartą, pasakysit antrą kartą, pradės apie jūs ten skalanbuot kažką. Ir kas? Kiek jisai eis tenai, juk neis ten pusę metų, ne? Jisai susiras kitą auką, kuri darys už jį tos darbus, kurių jam reikia. Tai jeigu nenorit, ir dar be to žemina netiesiog, jūs tiesiog tokiuose kaip spastuose, išeikit iš tų spastų. Jūs pati pasirinkot juose būti, todėl paimkit ir išeikit. Nebūkit juose. Ir viskas. O kaip ten bus, tai paskui pamatysim. Nežinau, kas dar gali būti blogiau negu tie metai, ne, kur buvo. Kažkas dar gali būti blogiau, jau vienodai. Va. Ir kai bendravimas su to žmogum tiesiog išsiurbia visapusiškai, kelia erzulį, pyktį vidinį, tai viskas aišku, nuo jo atsiribokit nuo šito žmogaus. Pasaulyje žmonių yra labai daug. Taip? Ir netgi ir nuo bendradarbių galima atsiriboti, tiesiog statykit sienas. Yra ir pas mane grupėje toksai video, mes kalbėjom apie asmeninės ribas. Tai yra labai svarbu pastatyti, visų pirma savyje, visų pirma suprasti, ko aš neleisiu, kad su manim elgtųsi, ko aš nedaleisiu, ko aš nekentėsiu, nepakęsiu šito. Ir kai tu tai puikiai žinai tada, kad čia mano yra riba ir tu neleidi, kaip tvora kokia tai, ir tu neleidi niekam per tą tvorą eiti. Tai tas video labai geras yra žmonėms, kurie taip nepasitikė, kurie bijo, jie turi apsistatyti tvorom ir tada pamatysit, kaip jums ilgainiui taps ramu jūsų namuose, nes įsivaizduokit, jūsų namas yra ir nėra tvoros. Ir pro jį eina visi, kas nori. Dergia, šlapinasi ten, ne, gali pavogt kažką iš jūsų. Gali ateiti pas jūs namo, ne, su reklamom visokiam, su visko. Jūs turi trikdyti jūsų ramybę, taip? Tai tada reikia pasistatyti tvorą, kad niekas negalėtų eiti ir pro tą tvorą jūs įsileidžiat tik tai tos žmonės, kurios norit. O tų, kurių nenorit, jūs neįsileidžiat. Žodžiu, stiprybės jums. Vaidilutė, ačiū už viską, man viskas pasidarė daug aiškiau, jūs tiesiog sudėliojot mano minčių kratinį, viskas atrodo daug paprasčiau, susidraugavau su savim, nors anksčiau tai atrodė keistai, mėgau jos gyvenimu ir savo kompaniją, ačiū. Prašom, Vaidilutė, pasakykit savo ačiū, kad jūs pasiklausėt, kad jūs skiriat laiko tam, reikia laiko tam skirti, taip, mes prisijungiam grupiai trečiadieniais ir sekmadieniais mažiausiai po valandą, tai reiškia, bent jau porą valandų per savaitę savo reikia leisti. Po to įdedu meditacijų, vėlgi ten pusvalandukas kažkoks. Ir mes su tuo, kai skiriam tą laiką būtent savigudai, tai visai kitai veiklai, negu mes veikiam kasdien, pas mus gyvenimas pradeda keistis. Nes jūs, jeigu norit pakeisti kažką, jūs turit kažką daryti kitaip. Ir be to, kad man atrodo, kad manęs yra įdomu klausytis, ne šiaip savo jūs tą laiką leidžiat, jūs sužinot kažką tai naujo, pamatot kitokį požiūrį, kažkaip ir pradeda pas jūs tos neuroninės jungtis kažkiek tai keistis.
Ypatingai, kai norite priimti kažkokį tokį svarbesnį sprendimą, o grupėje yra moterų, kurios priėmė tokius, kaip pasakyti, kaupėsi ir priėmė sprendimus, pavyzdžiui, išeiti, atsitolinti nuo tirono vyro. Ir vat, kaip kartu einam per tą visą procesą. Bet grupė neskirta vien tik moteriams, yra ir vyrų mes turim, tai yra mažai, gal kokie ten 5%, bet vis tiek jų yra. Todėl, kad moteris labiau domisi tais dalykais. Todėl labai džiaugiuosi. Man patinka, kaip jūs kalbate, daug žinių gaunu, pradedu pritaikyti gyvenime. Būtinai gyvenime reikia pritaikyti, būtinai. Nes žinios, kurias jūs tik tai išgirdot ir jeigu jūs to nedarot, tai jūs tiesiog, žinot, kaip per vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo ir viskas. Ir neturim jokio rezultato. Galim labai daug žinoti, taip, yra žmonės vadinami protingais, kurie labai daug žino. Bet ar jie yra laimingi, ar jų gyvenimas yra pilnas, ar jie patys pilni, ar jie gerai jaučiasi su savim, tai dar labai didelis klausimas. Galima labai daug žinių sutalpinti mūsų smegenis, įvairiausių. Bet ar tai padės mums gyvenime, čia kitas klausimas. Žinios nėra blogai, viskas yra gerai, jeigu mums to reikia, jeigu mes norim tą naudoti kažkur tai. Bet reikia atsirinkti, ko man reikia, labai tiksliai. Kaip sąmoningas žmogus, jisai žino visada, ką jisai daro, kodėl jis tai daro, kokio rezultato jisai siekia, ne šiaip sau, nedaryti šiaip sau. Geriau tada iš vis nieko nedaryti. Jeigu būna žmonių, kurie sako, nežinau ką daryti, nežinau kom užsiimti, nuobodu, sakau, sėdėk. Tiesiog atsisėsk, sėdėk. Nežinai ką daryti, tai ir nedaryk nieko tada. Tu atsisėsi, tau už 10 minučių tai ateis mintis, ką veikti. Bent jau sakys, jau laikas į tualetą. Arba davai, einam ką nors skanaus pasidaryti. Balsas galvoj sakys. Ir jūs taip, oi rimtai, aš turėjau kokį skaniuką, kur nors ten šaldytuve. Ir eisiu pasiimti jo. Aha, Dovilė, vis galvoju, kodėl kartais visi sunkumai sukrenta į vieną vietą ir jautiesi užspaustas gyvenime. Vis galvoju, ar čia spaudžia mane taip, kad atsitokėčiau, ar kad kažko išmokčiau, nes atrodo, kad dabar gyvenimas prievartauja mane pokyčiams. Pas mane irgi kartais būna taip, kad sukrenta daug į vieną vietą ir atrodo nespėsi ir va toks tikrai spaudimas. Atrodo, kad spaudimas yra. Bet iš tikrųjų tai yra nespaudimas, tai yra tiesiog mes taip interpretuojam tai. Mes tai, kas vyksta, mes taip interpretuojam, kad tai yra taip svarbu, tai mus taip spaudžia, ir tai realiai mes taip jaučiamės tada. Ir tie sunkumai, pasižiūrėkit, ar jie iš tikrųjų yra tokie sunkumai. Gal galima, pavyzdžiui, kažko ten atsisakyti. Kas tai yra per sunkumai? Va čia reikia dėmesį sutelkti, kas ten yra per sunkumai. Nes juos į žodį sunkumas galima labai daug sudėti, ne? Ir ten reikia pasižiūrėti, gal tiesiog esat per daug veiklų apsiėmusi, per daug stengiatės, taip? Ir tada nespėjai, nes kiekvienas turi mane 24 valandas, ir kažką tai veikiam per jas. Ir labai dažnai, pavyzdžiui, apsiimam labai daug darbų, ten jeigu šeima yra, vaikai, ir nespėjam, tiesiog nespėjam sutalpinti visko. Ir apie atsipalaidavimą, apie poilsį tada iš vis nėra kalbos. Tokio dalyko pas tokį žmogų nebėra. Ir jeigu tokio dalyko nebėra, poilsio, jis pradeda perdeginėti. Nes, kaip aš sakau, poilsio turi būti tiek pat, kiek ir darbo. Ir jūs pasižiūrėkit kiekvieną savo, kiek jūs ilsitės, kiek jūs leidžiat savo. Nes, pavyzdžiui, dabar ateina šventės, taip, ir dauguma jūsų važiuos kažkur tai, ruošis, keps ten, pjaustys, darys ir bendraus, alkoholį gers, taip toliau. Ir argi tai yra poilsis, kurio jums reikia? Jeigu jums reikia poilsio, tai nėra poilsis. Jūs tik tai pavargstat, taip? Ir po to baigėsi šventės ir jūs vėl į darbus, vėl į savo veiklas ir jūs niekaip nepailsėjot. Nebuvo laiko, kada pailsėti. Nebuvo laiko neveikti nieko, pavyzdžiui, leidžiat savo neveikti nieko.
Tiesiog, pavyzdžiui, galima kokį tai sekmadienį pasiimti ir neveikti nieko, nebent, yra šeima, tarkim, yra vaikai, vėlgi viskas priklauso nuo to, kiek jiems metų yra, kiek jie savarankiški, ne, mano vaikai yra 10-12 ir dar turiu gerą vyrą. Tai reiškia, aš tikrai galiu pasiimti sekmadienį visiškai laisvą, aš galiu išvažiuoti, galiu viena pati išvažiuoti. Ir net vaikai, jie patys jau gali pasidaryti valgyti, man nereikia aplink juos šokinėti. Jie turi savų veiklų ir savų įdomumų, įdomybių ir aš galiu tiesiog neveikti nieko arba veikti tai, kas man maloniausiai yra, tarkim. Vat ką tuo momentu nori, nes to mums labai reikia. Tai tiesiog jūs negalvokit, ką ten gyvenimas iš jūsų spaudžia. Nes pasakysiu tokią jums mintį, jums atrodo, kad gyvenimas kažko iš jūsų nori, kad jis kažką tai reikalauja. Iš tikrųjų, jeigu paimti gyvenimą tą tokią bendrąją prasme, gyvenimui yra nusispjauti, esat jūs ar nesat ir ką jūs čia veikiat. Čia viskas vyksta savaime. Todėl nereikia savo asmens taip iškelti ant pjedestalo arba taip nuleisti iš vis, žinot, ir vargšinti savęs, kokie mes vargšai, kaip mums yra sunku. Iš tikrųjų gyvenimui vienodai, kas čia vyksta. Gyvenimui visatai, čia biškai iš filosofinės tokios ryties, bet jeigu pasigilinus labiau, tai jūs tą pamatysit. Ir netgi, kai pas jūs, Dovilė, pas jūs vyksta ten tie sunkumai kažkokie, tai ne, netgi vykstant tiem sunkumam, jūs galite paimti, atsisėsti lotos sopos ir daryti, pavyzdžiui. Ne? Savaitę, pavyzdžiui. Jūs galite tai padaryti. Ir žinokit, kaip pasakyt, nesustos tas pasaulis, nesugrius niekas. Gali sugriūt, kai ten santykiai kažkas, ta prasme, bet viskas vyks, viskas toliau vyks. Tai nėra taip, kad jeigu aš sėdžiu, medituoju, ilsiuosi, nieko neveikiu, viskas sustoja ir viskas. Ir nieko nebėra. Be mane, žodžiu, čia nieks nevyktų. Reiškia, tas ego toks didelis yra. Aš nesakau apie jūs, nekalbu konkrečiai, bet šiaip aplamai ego toks didelis, aš toks esu svarbus šitam pasauliui, taip galvoju. Ir dėl to po to kenčiu. O iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėsit, kad jūs nesat tokie jau labai svarbus, biškiuką pažiūrėti save sarkastiškai, mokėti pasijuokti iš savęs, tą mokinu savo dukrą, kuri yra 12 metų ir jinai yra, aišku, labai svarbi. Tai biški mokinam ir jinai biškiuką po truputėlį atsipalaiduoja, taip labiau tokia, pas mus tėtis toks humoristas yra, tai jai, kaip pasakyti, neišvengiama yra. Niekaip iš to neišsisuks, jai vis tiek reikės kažkaip tai save paminkštinti, žiūrėti save ramiau. Čia sakau, dar priklausomai kokiems pokyčiams prievartauja gyvenimas. Iš tikrųjų, jūs pati norit tų pokyčių. Kai jūs norit pokyčių, tai pradeda vykti. Jūs pasižiūrėkit, ne kad kažkas už jūs to nori, o kad jūs pati šito norit. Gal protų nesuvokėt, gal tai yra pasąmoniniai dalykai, taip? Bet jeigu jūs atsisėsit ramiai, pasėdėsit, jums išplauks iš tos pasąmonės viskas. Ir jūs viską puikiai suprasit. Kodėl, kas čia vyksta, kaip čia, ką aš padariau, kad tai vyktų, kokie mano buvo veiksmai, kad tai vyktų, va tie sunkumai, kad jie vyktų, ką aš padariau dėl to. Nes, pavyzdžiui, kai mes dabar gyvenam, tokie, kaip pasakyt, nutolę nuo žmonių, nuo kaimynų, jų nėra, ta prasme, mes taip pasirinkom ramiai gyventi, aš visada taip norėjau. Ne visada meluoju. Atėjo laikas, kada aš užsinorėjau ir dabar taip stengiamės rasti tokias tos nuošalesnės vietas. Ir kai mes gyvenam sąmoningai, pavyzdžiui, vien negeriant alkoholio, nėra jokių nesąmonių. Nesidaro jos tiesiog, tu nieko nepameti, tavęs neapvagia, tu nepadarai avarijų, tu, kažkaip viskas gerai, suprantat? O jeigu tu gyveni tarp daug žmonių, turi galbūt daug veiklų, nori ten daug pinigų užsidirbti
Ir tavo diena yra labai užimta, tarp daug ko, užtat pas tave labai daug vyksta. Ir tai yra kiekvieno pasirinkimas. Aš nesakau, kad dabar visi turėtų išeiti į miškus kaip aš. Ne, jūs kaip norit, taip jūs gyvenat. Aš tik tai pasakoju, kur yra ta ramybė. Ramybė yra ir mūsų išorinė aplinkoje taip pat. Po to jinai persismelkia į vidų. Arba iš vidaus į išorę irgi taip pat. Viskas, žodžiu, viena yra, viskas yra susiję. Ir jeigu jūs norit ramybės, jeigu jūs norit kuo mažiau tų sunkumų, reiškia, turėtų būti kuo mažiau veiklos. Ir kuo mažiau žmonių aplink jūs. Labai turit pasižiūrėti, kokie žmonės yra aplink jūs, kas jūs supa, kokios žinios jūs supa, ką jūs skaitot, ar jūs žiūrit televizorių, nežiūrit ir taip toliau, ir taip toliau. Viskas veikia jūs. Todėl atkreipkite dėmesį. Kaip sunkumus priimti kaip savaime suprantamus dalykus ir nestresuoti. Tuos sunkumus jūs patys interpretuojat kaip sunkumus. Jeigu jūs parašytumėt konkrečiai, kas tai yra per sunkumai, ir pasižiūrėtumėm, bet dabar aš negaliu pasakyti, kas tai. Gal man, pavyzdžiui, tai visai nesunkumai būtų. O jums sunkumai. Galbūt jūs galėtumėt pakeisti požiūrį tuos sunkumus, pavadinti juos kitaip. Ir tiesiog pagalvoti taip, aš galiu su to susitvarkyti, jeigu man gyvenimas duoda, reiškia, aš galiu, aš turiu viduje jėgų, aš turiu potencialo ir aš tai padarysiu. Tai taip mąstykit ir viskas pasikeičia tada. Nes galvoti, kad aš negaliu, aš mažas, aš vargšas žmogeliukas, yra viena energija, yra, kurios praktiškai nėra, jinai negatyvi. Ir matyti, kad aš galiu ir aš padarysiu ir aš pasistengsiu padaryti geriausia, ką galiu. Tai jau sutikite, ne? Jau visai kas kita energija yra ir iš jūs pasikeičia netgi vidinė būsena. Pabandykit. Taip pasižiūrėti, kai aš esu mažas ir negaliu, kvailas ir taip toliau. Ir kai viskas su manim gerai, aš esu stiprus, padarysiu, ką galiu, tada žiūrėsim. Yra dvi skirtingos būsenos tokios. Viskas priklauso nuo jūsų požiūrio, kaip jūs tai matot. Žiedrutė rašo, ateikit moteris ir merginos ir Raimondos kambarėlį, pasaulis pakeis spalvas ir veidrodėje pradės matyti gražią ir laimingą moterį. Oi, kiek skaniukų gausit. Jo, tie skaniukai iš mūsų su Tomu kalbos žodyno. Ir jie skaniai naudojami. Ačiū Žiedrutė labai, kad kviečiat. Tai dar kartą, pažiūrėkit, matot, net ir čia prisijungia moteris, pamačiusios mane, nors aš niekur nesiafišavau, kad aš šiandien prisijungsiu. Šiandien paskutinė diena yra su akcija prisijungti. Žiūrėkit, Google'as įsijungia. Kaip greitai jie susitvarkė. Bet yra kažkokių tai problemų laikinų. Kitas reikalas, kai susitvarkė. Malonu dirbti. Pasižiūrėkime kokį vieną klausimą. Neilgą. Toks trumpas klausimėlis. 2 santuokos ir 2 skyrybos. Santuokos iširo dėl tos pačios priežasties, tai yra kitos moters. Ką darau ne taip? Aš nemanau, kad kažkas yra daroma ne taip, bet galima išskirti tokius dalykus. Pačias pagalvokit, kodėl vyrui pradeda domėtis, jie pradeda domėtis kitomis moterimis. Jiems kažko tai trūksta namuose, gali būti taip. Ir tiesiog gali trūkti žmonos dėmesio. Žmona gali būti labai užsiėmusi, paskendusi buityje vaikuose. Ir tai vyksta tokie tie susižavėjimai, man atrodo, tos sąmoningumo trūkumas. Ta prasme, mes esam vienas su kitu kaip, savaime suprantami dalykai kažkaip tai.
O tai nėra savaime suprantama. Ta prasme, jeigu jūs apsivedėt, santuoka buvo, ne? Galbūt moteriai atrodo, aš apsivedžiau viskas. Viskas, jisai mano ir, žodžiu, mes dabar čia būsim kartu ir man nieko dėl to nereikia daryti. Daryti kaip ir nieko nereikia kažkokio tokio labai papildomo, bet reiktų pasidomėti santykių etapais, kaip jie vyksta, kokie jie yra. Pas mane grupėje irgi yra video apie tai kalbėjau. Ir tokie paveiksliukai su frazėm, žodžiu, persižiūrėti, kurioje stadijoje esat jūs savo santykiuose ir kurios stadijos jūs nepraeinat. Nes yra 7 stadijos ir tik tai galutinė yra besąlyginė meilė. Tik pati paskutinė stadija. O iki tol pirmas yra ten tas gėlių ir saldainių etapas, prisitrinimo etapas, po to yra pasišlikštėjimo etapas ir taip toliau. Nu tai jeigu jūs esat pasišlikštėjimo etape, jūs negalit viens į kitą žiūrėti, jūs negalit pakęsti viens kito, nes jūs pamatėt viens kitą. Tokį, koks esat, nukrenta rožiniai akiniai ir mes pamatom žmogų toks, koks jis yra. Ir mes tiesiog pasišlikstim juo. Mums jisai nepatinka, mums jisai netinka, pradeda nepatikti niekas. Ir jeigu mes šito nesuvokiam, mes gyvenam labai sudėtingai, konfliktuose nuolat, nepatenkinti, nuolat burbantis viens ant kito, nesugebantis suprasti ir taip toliau. Tai žodžiu, man atrodo, iš to etapo, jeigu aš neklystu, tai yra perėjimas į draugystę. Būtinai poras turi pereiti draugystę. Ir jūs, kai jūs išsiskyrėt, jūs neperėjot kažkurio tai etapo. Tiesiog pasimaišo ta kita moteris. Ir jeigu vyras yra nesąmoningas, jisai nori grąžinti tą aistrą. Pavyzdžiui, jeigu seksas yra labai svarbus, taip? Tai jį tiesiog nevalingai nutraukia kita, nes ta žmona atsibosta po kažkurio laiko. Tu jau pažįsti tą žmogų, sekso prasme tu jau pažįsti, tu jau žinai jį. Tau jis tampa nebeįdomus šitoje vietoje. Ir kažkur tai, jeigu mano dėmesys nukrypo, darbe kažkur tai pasimaišo kokia tai moteriškaitė, dar jinai dėmesį parodo, žmona tai jau neberodo dėmesį, o ta parodo dėmesį ir viskas užsisuko, viskas. Jeigu vyrui reikia tik tai šito ir paskui jam ten atrodo, kad ten gyvenimo meilė, kad ten yra super duper viskas ir ką. Ir skyrybos vyksta. Tai sakyčiau taip, atsakomybė gula ant abiejų pečių. Ir visada, jeigu norim santykius tvirtinti, gerinti, tai priklauso nuo mūsų abiejų. Ir mes taip viens kitą šlifuojamės, mes ir viens kitą, ir patys save, svarbiausia tai patys save, išlipti iš to egoizmo, iš tos kančios, iš to gailesčio savęs. Tada gailim labai savęs. Moteris ypatingai labai mėgsta tą dalyką daryti. O gailestis tai iš vis energija yra pati baisiausia turbūt. Negalima gailėti savęs, negalima gailėti kito. Ir toje kančioje sėdim. Tai labai reikalingas tas sąmoningumas, tas toksai daiktų matymas tokiais, kokie jie yra, o ne tokiais, kokiais mes įsivaizduojam juos. Sąmoningumas ir yra toks žiebtuvėlio įžiebimas tamsiam kambarį. Jūs atinate į savo kambarį, tamsu jis yra gyvenimas, o čia yra jūsų gyvenimas. Ir jūs įžiebėt žibintuvėlį, tokį ryškų. Ir jūs apsižiūrit, kas yra jūsų tuose namuose, kas yra jūsų gyvenimo namuose. Ir jūs pamato tai. Ir jūs pasižiūrit, kas galbūt jau ten yra kažkokių tai senų daiktų, kuriuos reikia išmesti. Galbūt yra daiktai, kuriuos reikia nuvalyti, dulkes nupūsti. Galbūt kažkokios relikvijos yra, kurios jums brangios ir taip toliau. Mes viską pasižiūrim. Bet jeigu mes to žiebtuvėlio neįjungiam, tai mes einam tamsiu tuo kambariu, kliūnam, užsigaunam, mums skauda. Ir tamsu, įsivaizduokit, nematau nei kas čia, man atrodo, kad muša kažkas. Taip, kad yra dar kažkas, kas čia mane skriaudžia. O iš tikrųjų, tai reikia to sąmoningumo šviesos, kad pasižiūrėti. Ir paskui, aišku, drąsos eiti. Reikia drąsos eiti, nes daugelis žmonių kaip ir supranta, ką reikia daryti, bet kad tą padaryti, tai vėlgi reikia kažkokių tai papildomų jėgų. Todėl, manau, čia moteris, kai klausia, tai tiesiog reikia vertinti vyrą, kuris yra šalia jūsų. Kaip žmogų, kaip asmenybę, kaip draugą, o ne būna stiprios moteris, kurios vyrus kaip šlepetės jos, ta prasme, tokia funkcija.
Jos taip vertina jos jų nevertina. Ir ateina laikas, kada jie nusisuka į kitas moteris. Tai tiek turbūt iš šitą klausimą. Dar pasižiūrėsiu, ar jūs čia kažką dar parašėt. Už pamokas ačiū, gerai, prašom. Ar privalo tėvai išlaikyti savo suaugusius vaikus ir jų vaikus? Nemanau, kad turėtų tėvai išlaikyti, bet jeigu jie taip daro, tai reiškia, tai yra jų pasirinkimas. Jie taip nori, taip išeina. O kodėl jie tai nori, tai vėlgi labai daug priežasčių tai daryti. Bet toks įdomus labai klausimas, ar privalo tėvai išlaikyti savo suaugusius vaikus ir jų vaikus? Tai atsakymas tai akivaizdus. Kaip taip gali būti? Vaikai suauga ir pradeda gyventi savo gyvenimą, taip? Jie pradeda, pabaigia mokyklą, galbūt pabaigia universitetą, tarkim, įgyja specialybę ir jie pradeda arba ieškotis darbo, arba savo kažką tai kuria, kaip jiems užsidirbti pinigų ir kaip save išlaikyti. Arba nebūtina dirbti, tu gali gyventi kaime ir, gyvulius ten visokius auginti, vištas. Pas man internetas pastrigo. Ar nepastrigo, parašykit, prašau, arba pas mane pastrigo čianais. Nematau savęs. Turbūt, kad pastrigo, nes nieks nerašo nieko. Aišku, dabar jau pamečiau mintį. Žodžiu, ateina laikas, kada vaikai patys pradeda domėtis, kaip jiems išgyventi. Nepastrigo. Gerai, ačiū, tada veikia. Ok, dėkui. Tada pas mane čianais, taip atrodo. Kada jie pradeda patys tom domėtis, kaip save išlaikyti, ne? Kaip, kokiu būdu, žodžiu, tos poreikius savo patenkinti, ne? Kiekvienas žmogus turi savo poreikius ir ieško būdų, kaip juos patenkinti. Arba sakau, galima nedirbti kaime, kažkur čia apie tai šnekėjau, kažkur auginti gyvulius, augalus visokius ir gyventi iš to. Yra tai žmonės gyvena. Čia priklausomai nuo noro, ne? Kaip nori, kaip tau atrodo. Ir kad tėvai išlaikytų vaikus, jie ir taip išlaikė tave iki ten, 20, netgi jau 25 metų, ne? Kol tu ten mokys universitetą, graužiai. Ir po to išeini iš to universiteto, nieko nemoki. Taip, praktiškai nieko nemoki, išskyrus kelias specialybės, kur tikrai reikia universiteto. Ir eini belę kur ten dirbti, kur tave priims. Tai man net klausimas nekyla. Atsakysiu, tėvai neturi išlaikyti savo vaikų. To labiau jų dar vaikų. Nes jeigu tu jau turi vaikus, jau sukis brangusis jau kaip tau išeina. Suprantat, tėvai gali išlaikyti vaikus, aišku, jeigu jiems yra gaila jų. Jeigu jie gaili vėl, ta negera tokia energija, gailesti savo vaikų, kad arba dar gali būti kaltės jausmas, kad kažko tai gal nedadavė, gal ten vaikystė nebuvo šalia ir turėčiau dabar jam duoti vis daugiau. Šitas dar gali būti. Bet tai duoti galima, bet išlaikyti, jau atsiprašau, vaikai turi patys. Vaikai, jie nebe vaikai yra. Jie yra suaugę žmonės ir tarp tėvų ir vaikų turi tapti suaugusių žmonių. Turi santykiai iš tėvų ir vaikų pereiti į suaugusių žmonių santykius. Ir tėvai turėtų, manau, susimti save į rankas arba toliau išlaikyti, kodėl ne. Taisyklių nėra, realiai taisyklių nėra. Bet dar vaikas vaikui nelygo, ne, jisai gali būti manipuliatorius labai stiprus. Ir tos tėvus taip užmanipuliuoti, juos
tom kaltėm užversti ir kai tėvai neturi savo nuomonės, tai taip ir gaunas. Turim, ką norim, tą ir turim realiai taip. Kaip atleisti į viduje didžiulis pyktis nuoskauda. Geriausias atleidimas tai yra nekaltinimas kito žmogaus, kad jums kažką tai padarė. Įsižeidžiat jūs patys, jūs nusprendžiat, kad reikia įsižeisti. Įsižeidimas realiai yra nepasitikėjimo savimi požymis. Tai pasižiūrėkit savyje, kad turbūt nepasitikit savim ir bet kuris pasakytas žodis, sakinys jums stringa tiesiai, žodžiu, į širdį, į protą ir ten jūs nešiojatės metų metais ir negalite atleisti už tai. Tai jau senai mirė, šita situacija senai mirusi, o jūs toliau vis kaip ta karvė žiaumojat, atrajojat ir tame gyvenat. Ir todėl jūs negalite būti laiminga šiuo momentu. Todėl, kad atrajojat tą praeitį ir vis sukat, kaip jis galėjo, Dieve mano, jeigu padarė, tai galėjo. Žmonės viską čia daro šitam pasauliu, absoliučiai viską, ką jūs galite įsivaizduoti. Todėl reikia susitaikyti su tuo. Ir jeigu jums nepatinka, nebedraukit su to žmogum ir viskas. Paskutinis klausimas turbūt, ar įmanoma atkurti ryšį po antros pusės išdavystės, kuri pasirodo tęsiasi kurį laiką, kaip padėti savo su sąmyšiu galvoje, nuo ko pradėti. Pradėkit nuo apsilankymo pas psichologą, nuo išsikalbėjimo. Ir turėtų padėti. Jeigu vienas nepadės, kreipkitės pas kitą, ta prasme, jie suprantate, ne, kad psichologai yra visi skirtingi. Todėl, kad asmenybės yra skirtingos. Ir asmenybės yra skirtingos, patirtys skirtingos, todėl jie gali duoti skirtingus patarimus, rezultatus jums ir skirtingai matys jūsų situaciją. Tarkim, jūs nueisit pas psichologę, kuri pati neatsigavusi nuo išdavystės. Kaip jinai gali jums padėti? Niekaip. Jūs verksit abi. Todėl tik laiko gaišimas, ne? Jūs turite pa žmogų, kuris jums patinka, kuris jums prie širdies yra. Ir su juo pasikalbėti. O kaip yra atrenkama, tai yra atrinkimo būdu. Tiesiog tu nežinosi, ne, tu, pavyzdžiui, pasiklausyk, ką nors esu girdėjus tokių, yra žinomų psichologų ir esu girdėjus, kad moteris, pavyzdžiui, nueina pas psichologą tą ir sako, žiūrėsi mane toksai, ta prasme, be gyvybės ženklų. Ir aš net nejaukiai pasijutau. Iš tikrųjų yra pas psichologus, pavyzdžiui, padėtas laikrodis. Ir jis taip tiksi. Tik. O jis nieko nesako. Nėra to ryšio, nėra, jisai užsidaręs yra visiškai. Ir tu ateini kaip į tuščią kambarį su savim kalbėtis tiesiog. Bet vis tiek reiktų pabandyti. Bandykit kažką tai darykit. Galit pas mane grupę jungtis vėl, ne? Aš, aišku, tai nebus tokia konsultacija, visiškai tokia tiesiogiai, ne? Bet vis tiek jūs galite užduoti klausimą, jūs galite įsigilinti mano atsakymus ir jums kažkas taps aiškiau. Dabar, ką klausėte, ar įmanoma atkurti ryšį po išdavystės, priklausomai nuo to, ar jūs norite atkurti tą ryšį ir ar nori atkurti ryšį jūsų antra pusė. Ir priklauso nuo to, ar jūs norėsit duoti šansą jūsų šeimai, ar jūs norit tą, kaip pasakyti, peržengti per tą tokį sunkumą, kuris pas jūs įvyko jūsų šeimoje ir toliau eiti kartu. Bet vis dėlto tas sunkumas, jisai turėtų pakeisti jūsų santykius. Jūs turit iš pamatų, taip grinai, jau sudrebino, ne, viskas sudrebino, jūsų pilis pradėjo jau sviruoti. Jūs turit pasižiūrėti tos pamatus, kodėl jie tokie buvo netvirti. Ir juos galima sutvirtinti, taip, jūs negrįžtite tą, ką jūs buvot, jūs tiesiog pradėsit kitą gyvenimą gyventi, jau su kitu matymu, su kita patirtim, taip, jūs niekada nepamiršit, kad tai buvo, bet galima atleisti, galima suprasti žmogų, jeigu jisai nori to, jeigu jisai, kaip pasakyti, atgailauja, kaip čia pasakyti, sako, aš noriu būti su tavim, aš nenoriu būti su ja, aš nežinau, kas ten buvo, čia pavyzdžiui, taip, tada galima. Bet jeigu ten meilė seilė jau,
ir vyras po to šeimoje nelaimingas yra, tai sakau, čia labai nuo daug sąlygų priklauso tai. Bet atsakymas yra taip, galima atkurti. Gerai, brangieji. Ačiū Jums uždėmesi man šiandien. Dar kartą noriu pakviesti Jūs jungtis į mano grupę Mind Detox Akademija, tavopsichologas.lt viską rasit. Šiandien visą dieną dar bus akcija. Vat. Ir, prisijungę nauji nariai galės prieiti prie 20 metų video, prie visų metų video, tol kol esat grupiai, tol kol esat narys. Ir, žodžiu, labai linkėčiau Jums skirti laiko būtent tokiems reikalams. Nes tie saviugdos reikalai, jie yra palyginti labai neseni. Jie dabar yra ant tokios bangos, ar ne? Dar atgal paėmus kokie ten 5-7 metai, praktiškai to nebuvo. Dabar jau beveik visi viską žino apie tai, kad tai yra, bet tai dar reikia daryti. Ne tik, kad yra, reikia tai daryti ir reikia tam skirti laiko. Jeigu mes nerandam laiko dėl savęs, tai kaip mes galim save pažinti, kaip mes galim suprasti, ko mes norim, kaip mes galim atrasti tą ramybę savy. Čia yra ne tiek, kad sunkus darbas kažkoks, čia yra tiesiog laiko skirimas, čia yra tiesiog dėmesio nukreipimas į save. Ir tą mes darom grupiai. Tai va. Ačiū Jums labai uždėmesį ir tada iki kitų susitikimų. Ate.